Nu kągi, 11. O, vis dar girdžiu save. Nu, ką padarysi? Ką, 11 valandą ir mes pradėsim mūsų, nu, paskutinį best of 3 semifinalai greitai keliauja į pabaigą. Ir kol kas, nu, šokiam, ką matysim. Tai penktadienis, kuris 9, žiūrėsim Pajūris prieš Lais. Nu ką, pasižiūrėkime mūsų komandų line-upus. Pradėkime galbūt net nuo Pajūrio. Tai ką, už Pajūrį žaidžia Karas, Spardaus, Magila, Nakė ir Maus. Tuo tarpu už Lais komandą žais. Gerai, leis. Kazas, Depends, Jukas, Fila ir Santuriano. Nu ką, pirmas match Leis iškart. turėtų būti jau Veto in, Anubis. Bus tikriausiai baigus minuotas. O, jau pradedam iškart šaut. Ok, tai ką, pirmasis raundas. Kol kas turim techninių klaidų. Sekundėlę kamuolys išspręstai. Alio, test 1. Ne, visas girdžiu. Okay. Bet aš tada girdžiu. Test 1. Jo, vis tas ne. Okay, good. Savęs negirdžiu, bet aš negirdžiu žaidimo irgi kartu. Gerai. Nu gerai, kol kas aš turim problemą su garsu, bet ką, žinau, tęsim Spardau su Naifu, pradau, ok, 1-1 kol kas. Gerai pradžia, raundas 3. Nu ką, žiūrim toliau, kaip gausis mūsų mėgstamiems žaidėjams. 1-1, kol kas atrodo, kad Pajūris pasiėmė savo antrąją raundą, dės su Kalašu, MK ir Galilu Magilai. Tuo tarpu Lais komanda turės apsistoti vien tai su MP9. Dyglas, Depends, kartu ir Santuriano pasims. Nu ką, toliau tęsim su Felo kartu irgi turės MP9. Nu žiūrėsim, kokios toliau žaisti jiems. Gadas kol kas tiesiog savo ant bridžo atsipalaidavęs. Mausas tiesiai bando pušinti į mainą, gauna iš Depends šūvį tiesiai į galvą. Kagas kartu bando iki follow-upinti šią mainą, bet ties tuo gal visgi pataiko į Depends. Pasims galbūt ir net ir antrą šūvį. Jukas tiesiai iš pakambės, ištrina.
Magila. Dėja Spardos ir Kagas tuo pačiu atsako atgal. Truputėlį informacijos, iš tikrųjų, Leist ir Pajūris yra žaidę prieš tai, kai buvo mūsų atrankos į Best of One matchus round robino stiliumi. Pajūris, aišku, laimėjo 13-6 ant Miražo mepo. Šiuo atveju dabar jau Anubis, tai gal koks bus ir skirtumas. Tai ką, galbūt vėl keliausim į techninę pauzę, atrodo, kad Magila tiesiog dingo iš žaidimo. Ir turėsime dar vieną pertraukėlę. Labai atsiprašau mūsų žiūrovų, atrodo, kad mes šiandien kažkaip užkeikti visokiausių techninių pauzių. Bet, žinot, gal visgi išsispręs gan greitai. Jo, šokam atgal, raundas 4, minutė 40, kol kas Magila su Mektenu, 2 kalašai Bajūriui, Masas su Mektenu ir už tai ateina iš konektoriaus Depensų visas stekų žmonių. Leis komanda pušina savo pabaišku ir Magila pasiema 2 kilus Spardos ir nakiai užbaigia Leis komanda 3-1, kol kas gan agresyviai žaidžiame iš Pajūrio pusėje. Magila jau su Avapu, toliau bandys šauti savo bombastiškus kilus. Tuo tarpu Leis, apsistoja ties 5 M-kem. Labai ką iš to matysime, pakankamai neįdzuka kažkokį bent jau comebacką iš jų, bandys atlaikyti kažkiek šio spaudimo iš Pajūrio ant Anubis mepo. 3 kalašai. Kagas su Galilu. Magila jau laukia ant bridžo, nepataiko savo pirmo šoto, ieškos galbūt ir antro. Ir štai Kazas prie double doorsų pasiima Mausą, ieško dar vieno kilo. Nukija atkrenta į Lokazo, Kagas toliau ieško su Galilo Santoriano, aišku, jį pasiema, Magila tiesiai per double doorsą ištirna Kazą. Keliaujame toliau, 3-3. Kol kas 2 kalašai ir Avapas Magilai. Ieško Felo, Jukano ir Depends. Mintai ir 10 minučių, kol kas Pajūris savo atsipalaidavę, užsiėmė visą bridžą, tiksliau midą. Gali pasirinkti laisvai, kurį nori tai saitą keliauti. Penkiasdešimt 5 sekundės. Atrodo, Leis komanda tiesiog visiškai pasibarstė po visą mapą. Felo jau tiesiai išsitai žiūri į Pelasą, ieško pirmo šoto ant Spardaus. Beveik sukonektina, dėja nukrenta nuo Magilos Avapo. Ir Jukanas ir Depends dabar lieka tik tais dviese bandyti gintis prieš Pajūrio komandą. Magila tiesiog su Avapu rašina priekinis žmogus tiesiai į saitą, visiškai jokios baimės. Užmeta porą smokau Spardaus tiesiai ant planto 20 sekundžių, pavirsta 40 ir mes jis pradėjome skaičiuoti dabar. Spardaus krenta nuo Jukano. Kagas išinda iš Palaso, ištrina jį ir toliau žiūrime, kaip gausis Depends. Vienas žmogus prieš 2, Kagas tiesiog toliau bėga, Magila su Avapu jau pasiruošęs Palaso. Ir štai, pirmas šūvis bandytas, dėja nekonektina. Depensas bando atsikratyti jo su Molotovu. Jis išeina kaip feikas, dėja Kagas jį pasiema iš karto ir ištrina. Tai ja, kol kas matome, kad Anubis papikintas, aišku, mūsų Pajūrio komandos, gan gerai atsina jiems. Leis komanda kol kas yra užstrigus su 5 dyglais ir tikriausiai, norėčiau matyti iš jų bent vieno saito steką. Geriausiu atveju būtų A saitas, bet atrodo, kad bomba keliaus truputėlį B iš outsido. Mausas kol kas gražiai laikosi outsido, ieško savo gerų fresh killų. Jie pradeda gražiai. Kagas užbaigia Felo, Jukanas atkrenta 3 žmonių pranašumą šiuo atveju. Santoriano irgi iškrenta, 40 sekundžių Depends ir Kazas kol kas sudėtant dyklas nelabai ką ir išeis padaryti. Kago ir Magilos komanda tiesiog per stipri jiems, sakyčiau. Spardaus dėja iškrenta nuo Kazo šūvių.
O, tiesiai į galvą. Aišku, Kazas tai depends, nu, turės atsitraukti bent seivinti kažkiek kešą kitam raundui. Nelabai kas išeis jiems šiuo metu įpirkti, nu, tiksliau neįpirkti, kaip nors išgyventi dar 5 sekundės. Depends, užtat pasiima gražų šūvį ant kago, dėja nematėm to ant streamo, bet būtų įdomu matyti rewindą to. Ir štai bombas sprogsta 5-1, kol kas Pajūris gan švariai pasiima savo pergalės. Atrodo, lyg leis komanda kol kas, nu, nelabai gerai jiems sekasi prieš Pajūrį. Ir aš nekalbu apie tai, kad kažkokie taktiniai pranašumai yra Pajūrio komanda, bet atrodo, kad leis komanda tiesiog neturi tokio didesnio komandinio darbo, kažkaip nesistekina dėl refragų. Bandydami žaisti prasileidžia tik vien nuo eimo. Ir kol kas atrodo kaip silpnesnė komanda, bet šitas raundas gali būti šansas jiems įrodyti, kad aš klystu. Kas gera pradžia, Magila nukrenta iki 76 HP. Nukie dėja pasiima Juhaną iš karto. 20 sekundžių. Visiškai kitokia atmosfera nuo praeito mūsų semi komanda tiesiog žaidė pasyviai iki 50 sekundės ir tada pradėjo rašyti kiekvieną saitą. Šiuo atveju atrodo, kad Pajūris gali savo įrašinti, pasimti porą kilų ir tiesiog atsipalaiduoti toliau. Tuo atveju Magila, pavyzdžiui, štai vienas šūvis ant Kazo ir jis jau iškart iškrenta. Minutė ir 5 sekundės liko, depends, spėja pasimti kilą ant mauso. Gerai, iš to atvejaus. Spardas kol kas su Kalašu ieškosi savo kilo ant Centuriano. Smogas blokuoja kažkiek matyti iš tos dalies, bet dar porą sekundžių ir jisai dings. Keturi prieš 3 Felo, dėja out-aimintas Kago. Centurianas gražiai pasima refragą ant Kago. 3 prieš 2, Nukie už tai atlieka su 23 HP, 76 nuo Gilai. Spardaus, kol kas full stacked of HP, laikosi savo 35 sekundės, Depends turi diffuse kitą, tas yra tikrai geras pranašumas jiems. Tai reikia tik atsigauti iki saito, kažkaip tai nužudyti Nukie ir Magilą, palikti Spardaus vieną bandyti savinti savo Kalašą. Šitą strategiją nelabai išeina, Depends lieka vienas, nors jis diffuse kitą, manau, jam reikėtų jau savinti tą Kalašą, nors 4K banke. Tai nes lauks su Magila. Ir sprejus neišeina, dėja Spardaus užbaigė jį 1-6 kol kas. Nu, atrodo kaip vienapusiškas žaidimas Pajūrio pusiai. Tiesiog dominuoja Anubis mapę savo išsirinktam ir trina lauk Lais komandą. Tai 45, atrodo, kad jau 4 Kalašai, Magila savo bombastišku avapu laikosi savo. Kol kas to lyg B saito pušas ateis iš Pajūrio komandos. Ir persigalos vidury pušo Nukie, gražus dvigubas ant Felo. Ir Juhanas Centuriano bando kažkaip atsilyginti, dėja pats nukrenta nuo mauso. Nors Nukie iškrenta, nieko iš to nesigaus. Depends ir Kazas, ta pati istorija, kaip ir praeitose raunduose, lieka dviese Pajūrio grobio. Dar 30 sekundžių. Nu, ir Kazas Depends kol kas bando saugoti savo ginklus ir dėja Magila pasiema Kazą. Vapą išsaugoti neišeis, dėja Depends su MK ir Diffuse kitų lieka vienas, galbūt ir net kokį nors Magila pasigaus. Spardos iš karto atkrenta, dar 3 sekundės, nu, galim sakyti 8, kad galėtų išsaugoti savo weaponus. Dėja.
Nu ką, tęsim toliau 9-ąjį raundą, kol kas matyti tiek. Nu, pralašymo advantages yra Leist komandai, bent kažkiek ekstra kešo gauna nusipirkti savo MP9 Famasus ir dauguma MKs. Bet Pajūris savo tiesiog žaidė toliau, gan atsipalaidavę. Magila užsipūsina dvigubai ant bridžo, laukia geresnių šotų, Kazas kol kas ant double doorsų ieško Magilos, kad galėtų tiesiog įpušti tiesiog gerą šūvį gal ant jo. Bet tiesiai prie jo. 4 žmonių stekas. Ar jis tam pasiruošęs? Pasigebė vieną, pasigebė antrą, dėja neišeina antro pasimti. Magila tiesiog per greitas su dvigubu šūviu ant Santuriano. Ok, pradedam gerai žaisti iš Magilos pusės. Jukanas dvigubu atsako, taip pačiai pasiima ir trečią nukę iškrenta Magila ir Karas. Ok, Spardaus lieka vienas kol kas. 55 sekundės ir jam yra šansas kaip nors sukontroliuoti šią situaciją ir pasimti dar 3 kilus po savo vardu. Spardas po truputį juda, bet Jukanas jau konektoriai laukia jo. Felo kartu iš double doorsų prapykina galą pakankamai informacijos ir Jukanas pasiima savo ketvirtą kilą! Išlygina iki 2-7. Tai ką, 10-asis raundas, lekiam toliau. Nu, Leist, negaliu sakyti, kad comebackina, nei kiek, nu, tikrai negaliu vardinti jo taip. Tačiau bando iš paskutinių Jukano tas klačas ir 4 kilai praeitam raundui tikrai įrodo daug mums, o kol kas Pajūris savo atsipalaidavęs su 5 kalašais pilnų utiličių. Aišku, mažiau kešo negu praeitam raundui, tai mažiau iki 1, kadangi pralašė praeitai. Gal bus šansas Leis kažkaip atsikovoti pergalę. Jukana pirmą taikosi, Nukė įbėga konektorių ištrenai. Felo bando atsakyti gražiuoju atgal, vienintelis ką jis gali padaryti, mesti Molotovą ant konektoriaus ir Spardaus tiesiai iš outside'o. Trina į lauk. Ir ką tęsim toliau prie Magilos planto. Dar 25 sekundės. Ir atrodo, kad Leis komanda visiškai pasidavė ant šio raundo. Jie turės atsitraukti ir gan savint šitam. Tai ką, 2-8, Pajūris laimėjo dar vieną savo raundą. Ir kol kas tiek. Ką, 11-asis raundas, kol kas Pajūris savo atsipalaidavę toliau žaidžia. 5 kalašai, Leis komanda bando kažką iš to ištraukti. Dėja neišeina, Magila pušina tiesiai pasmokas ant Jano, gali jam ant crosshair'us. Gerai pataiko headshotą tiesiai ant jo. Spardaus lygina žmonių skaičių. Nu, daugiau negu lygina. Iština Depensė su Jano, tuo tarpu Kazas ir Felo vėl lieka dviese. Kagas, nu, nužudo Kazą. Ir tiesiog ką. Felo dėja lieka vienas į mūsų tam raunde ir Pajūris pasiims dar vieną pergalę savo 9-2. Dvidešimt sekundžių, Felo dar bando kažką iš to ištraukti. Galbūt pasigauti Mausą. Neatrodo, tai pakankamai davė informacijos, kuris yra ir nukrenta. Pajūris pasiėmė savo dar vieną pergalę, 9-2 net neleidus sprogti bombai. Tai ką, paskutinis raundas Hefo. 12-asis raundas. Kazas pasiėmė savo vapą. 3 MKs ir Diglas Felo pusėje. Nors aišku, man atrodo, būtų net praverčiau parduoti Diglą ir nusipirkti MP9, galbūt net ir Famasą.
Aišku, MP9 plus utility daug geresnis pasirinkimas. Tęsim toliau. Ganas pušina atsąją pro smoką, ieškodamas poros killų. Padaro pakankamai damage ant Kago, man atrodo. 75 nukrenta. Mausas atkrenta nuo Kazo vapo šoto. Tai 30 sekundžių ir Depends turi įdomią dvikovą su Mogyla. Mogyla išstaugas auto. Ok. Atrodo, lyg pajūrį jau visiškai nusispėjo, kokia čia lygot žaidimas. Tiesiog naudos visus weaponus, kuriuos tik nori. Tuo tarpu, aš nenusėjau, kad dar Kagas neištraukė Exemo ant viršaus. Spardas gražus šūvis ant Santuriano. 4-4. 50 sekundžių. Mogyla, gal net nereikia skaupo, gali tiesiog bėgti pilnai į saitas. No scoping, ką jis nori. Nukina, atsikrato Kazo. Mogyla savo kriaušina, gražiau ateina ir Depends iškrinta irgi. Jukanas vis dar bando kažkiek išsilaikyti. Iškrita Nokia. 30 sekundžių ir Kagas tiesiog toliau tęsia žaidimą su bombplantu. Žušuvis iš Jukano, bandydamas kažką išlyginti, tačiau ar tai išeis jo pergalė 2-2. Dėja, Mogyla pasiema dar vieną killą su auto snaiperiu ir trečią kartą ant viršaus. Felo atkrenta. Ajajaj. Štokius žaidimus tiesiog Mogyla trolina visiškai kitą komandą. Nu ką, keičiame pusės. 13 raundas, 10-2. Įdomu, ar pajūriui taip pačiai gerai seksis ant CT pusės. Nesakyčiau, kad pats įdomiausias CSO mečas. Jo, ne, Mogyla, kaip taip gali, ne, dar ir antrą plėsti. Gal Knife'u tiesiog tiesiai į nugarą įbėgti. Nu, dėja, prisižaidėjai per daug, Kazas pasiėmė tavo gyvybę, Mausas bando kažkokią turėti dvikovą, Felo trino Maus lauk. Kol kas neblogas šansas, Santuriano atsikrato Kago. Spardas nukelieka dviese. Na, aišku, 8 raundų atstumas tarp jų tarp šių dviejų komandų. Dėja, Felo papatina savo bombą ir man atrodo, Spardaus tuo iškris su 14 HP ir taip. Santuriano atsikrato Spardaus ir Lais pasiema savo trečiąjį raundą po ranką. Nu, centimetras prie centimetro, galbūt pamatysim 10 ir 10. Žodžiu, 14 raundas, tęsiam toliau. Felo jau atsikrato Maus, Santuriano kartu Spardaus, Kagas tiesiai bėga į lauką su MP9. Gražus refregai lygina situaciją 3-3. Tai 30. Mogyla su 5-7. Skraudo dar Kazą nužudo. Santuriano ir Depends. Kol kas geras refregas ant Mogylos, bet ar to užteks naikinti Nukį ir Kago. Double trouble Depends, kol kas užstrigęs kampe, dėl to dėto smauko. Kagas tiesiai ant stėrzų parbėga ir atsikrato. Nu ką, pajūris vienot pairando po įrankas. Ok, kol kas turim įdomų garsų iš publikos ir scenos. Tolik abidvi komandos jau nepatenkinti, kaip žaidimas einas. Nu, bent jau Lais tikrai nepatenkinti. Tai ką, pirmasis tomatas Lais komandai, kol kas sustabdo žaidimą, galbūt kas nors turės permastys, kažką naujo sugalvos.
Bet kol kas trolik pajūris tiesiog trolina Leist kairę, dešinę ir tiesiog mėgaujasi savo lengvą pergalę, vadinkime taip. Taigi 15 raundas, kol kas matysime iš Leist komandos pusės 4 Tech 9 Depends, kol kas su Glocku. Tuo tarpu pajūris, nu, ką tik tais nori, tą ir pasiema. Kažkaip norėčiau pamatyti iš Magilos arba Kago su Eksemu. Būtų daug įdomiau. Magila, aišku, turėjo gerą pasirinkimą savo norimais skarais, ginklais, autosnaiperiais. Nu, ir Maus, nu ką, neturiu žodžių. 4 kilai Mausui su Famasu. Leist bandė įrašinti su pistoletais, dėja nieko iš to neišėjo. Gan nubodžiai pralaimėjo ir 12-3 match pointas. Tai ką, Leist toliau bando keliauti iki 16 raundo, kažką laikyti su pistoletais Depends, jau turi kalašą. Tuo tarpu pajūris atsipalaidavę MK'as. Mausas ieško pasimdaina 4K su Famasu. Toliau kas nieko nesigauna. Magila ir Spardos Double Trouble gerai ištrina Kazą ir Jukaną. Depends su Refragu, bet šito kažkas išeis dar nežinia. Vėliau užtat mano pušti pro smauką. Prasinė su Spardaus. Sėma dar vieną kilą. Kol kas Depends lygina situaciją 2-2. Tada Kagas tikrai, sakoma, įžais ant Rianos ir jo dyglą savo MK. Depends kol kas vienintelis su kalašu. Nu ką, Diffuse kitas rankose. Tada jeigu paplantintų bombą, tikrai turi pakankamai laiko atsižaisti. Nukė lieka dabar vienas tik tais prieš Santurieno ir Depends. 40 sekundžių ir štai Depends visgi. Duoda vieną raundą savo. Tyra 4, bet match pointas vis dar gyvas. Pajūri tai reikia tik tais vieno raundo, kad laimėtų šį mapą. Ką, keliaujam toliau. Ekonominė situacija Leist komandai atrodo daug geresnė. MK'as kalašai. Na, Galilas Kazui. Tuo tarpu gan lygiai, net sakyčiau, atrodo ir pajūrio pusėje su Famasais ir 4 MK. O, geras. Technical kliūtys. Ok, turim dar problemėlių. Kaip sakoma, darbas toks. Nu, nieko baisaus. Turėsime porą minučių, galbūt net pertraukėlės. Aš aišku, nelabai ką matau dabar šiuo atveju. O, atrodo, lyg galbūt net grįšim atgal į geimą. Taip, grįžtam atgal. 17 raundas. Tęsiam toliau. Kagas 97 HP iš kažkur prarado 3. Neturi helmeto. Aiškiai, pusė komandos tai turi šalmą ant pajūrio pusės. Tuo pačiu Spardos jau turėjo toliau Depends. Nu gal, Leist komanda atkrinta dar vienas žaidėjas. Keturiasdešimt sekundžių. Nukė iš Kevino jau ieško ir pakankamai turi komandos, turiu informaciją, prašau, kur Leist yra. O, Leist kol kas atlaiko gan gerai. Feller Santuriano toliau stengiasi. Nukė. Refragas ant Santuriano. Užbaigė Jukaną. Feller su Refragu ir Magila su Mausu lieka prieš Kazą. Kagas likęs vienas. Turi 5 sekundės paplantinti bombą ir kol kas matysim 1 prieš 1. Magilas savo atsipalaidavęs. Kol kas net nebando challenge. Oh! Nespėjo! Ne! Pajūris pasiėmė pirmąjį mapą su gal pusę milisekundės likus paplantinti bombą. Dėja, neišėjo Leist komandai. Nu ką,
Gerai, truputėlį trumpos informacijos turėsime, galbūt 10 minučių per traukėlę, bandysim startinti streamą, nes aš visiškai neturiu jokio garso į mūsų žaidimą. Tai taip, kokios reikėte su mumis, turim 10 minučių ir kai grįšime, tikėkime viskas bus normaliai veikiančia, nebebus techninių kliūdžių. Nu ką, darbas toks, iki pasimatymo už 10 minučių. Nu ką, atrodo visgi grįžom atgal, atsiprašom labai už techninius nesklandumus, keliausim toliau į Miražo mapą. Nu ką, vėlus vakaras, darbas toks, ką padarysi naują skardinę tiesiog, nu ir iki galo. Važiuojam, Miražo mapas, mes pasiruošę. Ok, ką, toliau nevažiuojam? Miražas neprasidės? Ok, visgi manęs. Kol kas toliau biškiai apibendrinus, Pajūris tiesiog dominavo Lais komanda ant Anubis mapo. Tikiuosi matysim kitokią situaciją dabar bent jau ant Miražo. Bet iš tiek, tai ką, vėl tikriausiai šokom mini pauzę. Net neįsivaizduoju, tiek daug techninių nesklandumų, kad vienintelis dalykas, ką galiu daryti, tiesiog čekinti monstriuką. Sponsor me, please. O par to, tai tiesiog smagu matyti, kol kas 13-2 ir daugiau nieko. Pasižiūrim, ką chatas turi pasakyti apie tai. Pliusas fanom po šitą.
Ok, grįžtam atgal. Kol kas. Ir vis dar garso nėra. Ok, grįžtam atgal, garsas yra. Nuostabu, tai kągi, pirmasis raundas, minutė 45, Kagas jau stovi ant midas, o P250 šaudai kažką. Depends, pradeda gan aistringai. Magila atkirstas iš karto, tiesiai Makaulę gavo iš Uspo. Spardas to pat bando kažką pasimti midę, Jukanas kartu su Felo Double Trouble stekina midą ir dėja, atrodo, lyg Spardaus truputėlį kentės, Maus ir Kagas ištrintas. Depends ir kas jų atsikrato. Nukiaušta, atsako ir bando kažkaip įsilyginti. Kazas ištrintas, Felo kartu. 2 prieš 2 lieka į mūsų... Ai, ne, 2 prieš 3, atsiprašau. Ne, visgi 2 prieš 2. Tęsiam toliau, Santuriano bando toliau paversti į 1 prieš 1 minutę, liko ant laikrodžio Pajūris, kol kas pradėjo praeitą mapą gan stipriai. O dabar kažkiek laikos. Ant šakos. Santuriano 92 HP, kol kas Spardaus su 100 ir Gloko rankoje atsipalaidavęs. Tiesiai šoka ją, Saitą ir Bombo planetą. Deja, Santuriano, tu netenėsi. Kvies taksą, kvies boltą ir važiuojam iš čia kuo greičiau ją. Na, dabar didesnė problema Santuriano, kaip jam kuo greičiau nusiga... O, ne, okei. Įsijungia pilno speed hackos ir jis jau A-site. 20 sekundžių liko, bando fake diffuse, Spardos, tad tiesiai iš CT, nu ne, dėja, Santuriano negalėjo pasitikinti ir Pajūris jau pasimė savo pirmą pergalę. Ką? Nu, okei, Pajūris pradeda gan stipriai, 1-0, pradžia raundo buvo gan truputėlį netokiai, sakyčiau, stipri. Lais pasiėmė savo porą kilų, išlygino iki 1 prieš 1, dėjas. Santuriano bandė su fake diffuse'u, pradėjo stikinti. Būtų buvę diffuse'as, kad būtų buvo kažkaip matyti kitaip. Galbūt net būtų išėję diffusinti. Dėja, bet kol kas, tai 40, Pajūris jau bėga iki B side, full locked and loaded. Dėja, Lais visiškai kitoj pusėj. Spardaus tiesiog atvirai paplantina bombą, 35 sekundės, Felo ieško kur nors headshot'o ant kitcheno, dėja neišeina, Mauzas iš karto su Mektino trina į lauk. Felo atkrenta, Santuriano bando ieškoti dvikovos ties šortų, Kagas pasako visiškai ne, kartu ir Maus trina Santuriano ir Kazą. Jukas ir Depends lieka dviese, Diglas ir 5-7, ok, never mind, Depends lieka vienas, nu, ir ką iš to padarysi? Beje, Smiken klausi, koks buvo pirmasis mepo skoras. 13-3, jeigu gerai prisimenu, Pajūris laimėjo. Ir Maus toliau trina lauk savo competitioną ir Depends atkrenta. 2-0. O, atsiprašau, 13-4. Ačiū, Džeiki, kad pakonforminai. Pajūris laimėjo, taip. Tęsime toliau. Pajūris su 2 pergalėm, kol kas laikosi gan stipriai, Lais komanda ieško savo Famaso ir 3 MQ su MP9 savo rankose. Gražus Molotovas praskrenda į rampą, kol kas sustabdo Magilą, bent jau truputėlį. Nukie, gražiai naudoja granatas ir savo neidus kažkaip bandyti susirasti savo priešininkus. Jukano tiesiai prieš akis, Nukie ištrina į Depends. Toliau gaudo Maus, žudo Kagą. Nukie pasiema dar 3 kilą savo Felo ir Depends atkrenta. Iš 4 prieš 3 tampa į 3 prieš 2. Kazas Santuriano, nu, Santuriano irgi atkrenta ant tų pačių žodžių, Kazas irgi ištrinosi. Nu ir ką, 3-0 atrodo, tiesiog, kad Pajūris savo labai lengvai laimė šitos raundus. Atsakyti į Mans Šizo. Geras nickname'as. Rytoj prasideda 12 valandą mūsų finalo etapas. Ok. Lais komanda 0, Pajūris 3. Ok. Kol kas iš Lais komandos bent jau norėčiau ieškoti bent kažkokių stekų ant saito. Aišku, jie bandė padaryti patį per antrąjį raundą, kas neišėjo visiškai jų pusę. Apsistekino ant tai saito, parbėgo Pajūris į B. Pasistatė savo smėlio pilį, pablantino bombą ir pasakė, gana, pasiėmė savo antrąją pergalę. Šiuo atveju Lais dabar ieškos kokio nors steko ant tą.
bet tai gali ir išeiti jų naudą. Pajūris visgi nusprendžia kartu stekinti A-saitą. Ir pilnas rampas parbėga į Leist rankas. Kol kas Spardos atkrito, taip pat ir Magyla. Depends su Felo, double trouble ir Dylai ateina ir Felo gražiai nugerda Nukia. Leist pagaliau pasiėmė savo pergalę 1-3. Ok, pagaliau matom kažką geresnio iš Leist komandos. Stekas ant tą, šie jų naudai, Dyglai, ypač Jukano ir Depends. Tiesiog iš abiejų kampų atsišaudė ant pajūrio ir tiesiog trinėjo juos lauk. Šiuo atveju dabar matysime pagaliau Avapas Kazui, Avapas Magylai. Kalhašas net į CT rankas atkrito ir net 2 iš jų. Grįžtam atgal į normalų ritmą. 5. raundas, Magyla ieško šoto, bet jo bombastiški šūviai niekur nepataiko, atsiprašau. Spardaus, Jukana jau ištrynė. Kol kas Leist turės atsisakyti iš vieno savo komandos narių. Depensko čia per 3 šiam atgal į Nukiją. Lynas į 4-4, okei. Kazas jau pilnai skopti in. Laukia šorto, ką nors rašo. Felo geri šūviai ties konektoriumi, bet nieko iš to neišeina. Depends turėjo girdėti, kaip Magyla bando šokti ir pasigauna jį. Turės galimybę atimti jo Avapą. Turi dvikovą su Kagu, jam neišeina būti viršesniam. Kagas pasiema Depends. Na, tiksliau, nužudo jį. 3-3. Felo kol kas laiko savo konektorių. Santuriano iš apačios ieškos Kago dvikovos. Ir štai kampas jėra išeina, Kagas atkrenta, Santuriano pasiema kilą. Mausas bando ieškoti jo, sekti iš paskos. Dėja flešas į akis, atgraso jį. Tuo tarpu Spardaus spėja nužudyti Kazą. 25 sekundės likė ir Mausas pasiema Santuriano. Dėjas norėjo buvo taip arti pabėgti nuo Mauso, bet tiesiog neišėjo. Felo, ką? Vienintis likęs 15 sekundžių, tampa 40, ieškos poros geresnių šotų iš šorto ir to iš to nieko neišėjo. Mausas pasiima dar vieną pergalę savo, 4-1. Tai ką, 5 kalašai prieš 2 uspus. O, atsiprašau, gal prieš 2 MP9. Ne, viską pamatyti Famasą Jukanai. Atsimenu, Famasa ant Anubio Jukano rankose buvo gan nuostabus highlightas, jam 4 kilai iš karto buvo, antroje jų pergalė, antrojame raunde, antroje minė jiems, žodžiu. Magyla pradeda jau standartiškai, tiesiog užmuša Kazą. Magyla pasiema ir Depends. Kol kas ką galiu pasakyti, kad Pajūris tiesiog žaidžia savo atsipalaidavęs visiškai. Nesijaučia, kad jie ar tai stresuotų, ar būtų pasimetę visiškai savo žaidime, nors Leist irgi laikosi gan gerai, bet ne to, kad jie pririšti prie pergalės gyslos. Nors kalbant apie tai, atrodo, kad galbūt teks praryti savo žodžius. Nukia lieka vienintelis iš savo komandos su 15 HP. Tuo tarpu Jukanas ir Santurianas irgi mažai, bet 2 kalašai jų rankose. Ir Nukia antkrenta nuo Santuriano. Tai ką, Leist komanda pasiima savo antrąją pergalę, 2-4. Ok, šokom atgal į 7 raundą. Atrodo, kad turime dar techninių kliučių. Aš nežinau kaip mūsų publikai, bet man vaizdas striginėja kas 10 FPS. Ne, visgi grįžom atgal. Tai 40. 2 kalašai, MP9 Felo. Ir Kazas pradeda agresyviai pušina į rampą, pasiema Mausą.
Nukie kol kas galimai turės dvikovą su Felo. Išgirsta, kaip Felo atkrenta atgal. Depends. Pasigavo Magila pavūsintą iki Snipers Nesto, meta savo flashą į midą. Nukie tuo atveju pasinaudoja galimybę iškirsti Felo. Depends. Nužudo Nukie. Kagas ir Spartus kol kas lieka dviese. Prieš keturių žaidėjų Laist komandą. Kagas ir Spardos kol kas tiesiog atsipalaidavę savo, laukia geresnės akimirkos, kaip nors įpušinti, bet ją saitą. Depends, galėtų išlys porą centimetrų ir pasimti Kagą ir taip ir įvyksta. Tuo tarpu Spardos su bomba keliauja link B saito. Jukanas jau pasiruošęs tam. Šį kartą ne Famasas rankose, o Kalašas. Dešimt sekundžių. Turi dar 5 paplantinti bombą, bet neišeina, nes Jukanas tiesiai už nugaros paleidžia porą kulkų tiesiai į galvą ir Spardos krenta. Tai ką, antrasis taimetas mūsų Laist komandai. Atrodo, kad mūsų chatas jau pradėjo rašyti man skriptą, iš ko skaityti. Ką žinau, Karolinis tikrai gerus patarimus rašinėja. Tikrai įspūdingas Pajūrio duetas susitvarkys su šią situaciją. Ir susitvarkė tai tikrai. Laist komanda jau turi savo 3 pergalės, Pajūris 4. Kol kas raundas už raundą, bet neatrodo, kad kartosis tas pats, kas atsitiko Anubija. Ką dar 10 sekundžių, kol kas Pajūris turės apsitelkti tais 4 dyglais, Tech9. Laist komanda šiuo atveju jau tiesiog atsipalaidavę bankomatė gyvena. Tai ką, 5 žmonių stekas ties midų, Magila pušina į priekį, Depends jau pasiema dar antrą kilą, Magila ir Spardos atkrenta. Kol kas Depends turi galimybę atsitraukti, gal net pasimti ir Kagą, jeigu jis tais išlys iš to kampo. Wow, Kazas gražiai! Vienas stepas ant Kago ir visio. Kazas iškirto. Nukie ir Maus lieka kol kas prie TV rūmo. Ne, iš tikrųjų, Nukie jau visiškai pilnai rotuoja iki A saito. Mausas su bomba darys tą patį. Bando sekti iš paskos. Minutė tai liko, Felo ieškosi kilo ant Nukie. Porą šūjų pataiko Nukie ant Felo. Tik truputėlį dar ir užbaigs jį. O, Nukie visgi dvikova iškeliauja į viršų ir nužudo Felo. Jukanas užbaigė raundą ir 4-4 kol kas. Ką, šokam atgal į mūsų 9-ąjį raundą. 4-4 kol kas lygiosios. Atrodo, kad Laist komanda visiškai patilagos visas pastangas, visą intelektą bandyti sustabdyti Pajūrį bent šitą mapę. Atrodo, lygiems tikrai buvo didelis stresas praeitame žaidime ir šį kartą nori atsilyginti tuo Depends su 3 kilais. Užbaigė Magila su Molotovu. Ok, Nukie ir Spardos lieka dviese prieš 4 iš Laist. Aišku, esame matę, kaip jie gražiai ir comebackina ir išsilygina ir patampa 2-1 ir Pajūris laimi. Na, įtos to nematyti dar kartą. Santuriano jau pasiruošęs, gražus šovis ant Nukie. Spardos kol kas lieka vienas, bando pušyti iki šorto į B saitą, bet spėja pasimti vėl Felo. Atrodo, Felo turi tokias keistas dvikovas, kurios nukrenta iš Pajūrio šūvių. Bet nieko baisaus. Depends, Santuriano ir Kazas jau lieka 3, dar turi šansą užbaigti Spardaus. Ir atrodo, Aleksandriano pasiėmė savo gražų kilą. Ar Pajūrio atsipalaidavimas gali jiems kainuoti šį žemėlapį? Dar nežinia. Shout out to you, man, šis now.
Tai 5-4. Šokam gai 10-ąjį raundą. Tech9 ir Diglas Nukia pajūrio pusėje. Kešo atžvilgiu netrodo gan mažokai. Tuo tarpu Lais komanda pilnai stekinta 4 diffuse hitai. Ir kodėl Felo negalėjo nusipirkti diffuse hitą? Aš tai niek nesuprantu. Bet atrodo, kad Felo pasiklydė, smaukia, mato, nugarą pasiemo šūvį ant kago ir dėl Magila. Kodėl? Ištara Nukia savo. Aišku, pasiema Felo kartu ir tuo, 9 gyvybės lieka jam. Spardaus su Magila prieš 4 jais išleis, neatrodo, kad bus gan easy mešas jam. Jukas jau sumažina ir Magila lieka vienas su 9 HP. Ok. Poro šūvių ant Jukamo. Jukas net neįsivaizduoja, galvoja, kas čia man taip niešti padaro, 108 atsisukia. O, žiūrėk, Magila. Ir trenkia su porą kulkų į galvą. Ką, tęsėm 11 raundą. 6-4, kol kas pajūris dabar turės geresnį šansą. 5 kalašai. Pakankamai tyri čia iš jų pusės, kad pušinti midą arba B saitą. Tuo tarpu Depends jau šoka į underį. Ieškoti Nukia. Nukia, aišku, turi atsitraukti atgal. Tikriausiai ir rotuosis iki underio. Magila pro smoką bėga link window. Depends pasigauna pakankamai gerą laikotarpį. Depends ieško ir antro kilo. Jie neišeina. Jukanas susitinka kartu su Kagu akis į akį. Tai reikia vieną bučinę, bet Kagas užbaigė jį. Kas bandė atsilaikyti su savo lapą dėti, tiesiog neišėjo. 6-5, 12 raundas. Kol kas paskutinis raundas šiame halfe. Pasižiūrėsime, kas iššoks į priekį. Jeigu Lais pasiims dar vieną raundą, jau 2 raundų advantages, kažkiek, vadinkime, atstumo yra tarp jų ir pajūrio. Leidimas, nesakyčiau, kad leidimas visiškai, bet galimybė pralošti pirmąjį kito halfo pistoletų raundą. Kažkiek paimti Eko Bajų ir su Mektinės kaip nors gal užrašinti, tarkim, B saitą. Tai aišku, su pergalė tiesiog toliau dominuos žaidimą. Ir ką, Kazas bandys įveikti tokį planą. Ištrina Nukia. Magila ieško savo bombastiškų šūvių. Kol kas Anturiano nebus pagautas, pasislėpęs visiškai smaukia. Jukanas porą šūvių pataiko ant Magilos dar. Nukrenta iki 74 gyvybių. Kagas lygina žaidėjų skaičių. Magila dar labiau sumažina Lais komandai. Jukanas ir Depends atkrenta. Tuo pačiu ir Felo. Maus atsikrato galbūt jau 5 kartą, skaičiu, didžiausias priešas. Spardaus užrugęs Anturiano ir atrodo, kad pajūris ieškos išlyginti tai į 6-6. Kazas savo vapų rankose. Kol kas savo atsipalaidavęs MB saito. Siūlau gal išseivint? Ne, tai kam pušinti ją saitą? Tiesiog seivinka vapą. Wink, wink. Ir štai, pasibaigė mūsų pirmasis halfas. Keičiamės komandoms 6-6. Tai ką, 13 raundas pusės keičiasi. Lais komanda šiuo atveju bus ant teroristų pusės. Pajūris turėtų būti ant CT. Trauko mūsų skoras apkeisti ikonas, bet nieko baisaus. Kagas su P2000 laukia midė. Gražių ant tepų, gali prasileisti pro Santuriano, Molotovas parkrenta iš viršaus, turi atsitraukti, praranda 16 gyvybių. Spardaus jau laukia konektoriaus pušo ir pasigauna Depends, Santuriano irgi atkrenta. Kazas
Ieško į frego ant kago, aišku, pasiema. Magila tuo pačiu kartu su Spardaus trina lauk Lais komanda. Ir štai Fellow lieka 1 prieš 3, 86 gyvybės, turi truputėlį armoro, nukrenta iki 33. Tai ką, 14 raundas, Lais komanda kol kas neturi jokių ginklų. Atrodo, kad vis dar turim problemą su mūsų top skoru. Spardaus, Magila, Kagas, 4 MKs, MP9. Spardaus jau pradeda gan stipriai, Kagas krenta. Vėl, Mausas ir Fellow. Galbūt 12 jų dvikova ir tiesiog kiekvieną kartą tiesiog Fellow nukrenta. Nukė atsikrato Depends, nors Depends gauna gražų refragą ant Kago, dėja iš to nieko neišės ateityje. Pajūris jau 8 pergalės, 2 raundų atstumas, buferis toks vadinkime. Lais komanda pagaliau galės įpilti savo mylimus kalašus, bet iš to dar nežinia, kas išeis. Kol kas kiekvieną kartą, kai tiesiog, perka savo geresnius ginklus, kažkaip jas ir praranda. Aišku, aš vis dar laukiu dar vienos dvikovos tarp Fellow ir Mauso. Kiekvieną kartą Mausas ir Fellow susitinka akis į akį. Ir ta pati lemtis. Fellow tiesiog krenta ant žemės. Pažiūrėkime, ar tas pats gausis ir šiame raunde. Aišku, Depends gražiai pradedant Magilos, Kago su refragu. Santuriano vėl refragina ant Kago. Kol kas Pajūriai, nepatogu, neturi vieno žmogaus. Kazas ištrina Mausą šiuo atveju, dėja. Fellow neturėjo savo lemtingos dvikovos su Mausu. Trečias parskanda iš Lais komandos. Spardosi, kiek dvigubi bando lyginti. Jukano atsikrato, Santuriano irgi poro šūvį galvo iš Spardos galėtų užbaigti tiesiog pelase esantį Kazą. Ir štai dar trečiasis kilas Spardaus. Atsikrato Fellow ir Pajūris laimi. Su porą sekundžių dar likę jums jų išnaudot. Tiesiog nuostabus performances iš Spardos. 3 kilai, užbaigė, dar nukė ant viršaus. Tiesiog, chef's kiss. Gerai, toliau tęsime 16 raundas, kol kas tarp komandų 3 raundų atstumas. Kagas tiesiog net nieko nelaukia, 10 sekundžių į raundą ir Santuriano krenta. Auč. Tuo tarpu Lais komanda, 3 Teknainai, Dyglas bandys pušinti underį. Mausas, vėl pasiema Fellow. Kiek galima matyti Mausą ir Fellow, tas pats iš to pačio. Gerai, Depends Teknainų kol kas galėtų bandyti išsaugoti, bet nieko iš to neišeis, neverta. Geriau pabandyti kaip nors iš Magilos atimti jo MK. Tai ir 10 sekundžių keliavime toliau. Kol kas Magila 2 kilai jo pusėje. Negyvas, Mausas su 1, Kagas irgi. Žiūrėksime, ką bandys Depends iš to ištraukti. Turi dvikos sunukė ir tiesiog nepastraukia jo naudai. Atkrenta 10-6. Šokam į mūsų 19 raundą. Dar 3 raundai iki,
Kelialapio finalį Pajūrį. Laisto atveju reikalingi 7. Galbūt tai šansas viską aplinkui apsukti. Lais komanda turi 5 kalašus, bet Spardos vėl pradeda gan galingai. Depends pirmas, Jukanas antras, Maus Santariano, šį kartą ne Felo, nu, ką padarysi. Kazas ir Felo lieka dviese, bando ieškoti kokių nors geresnių kilų. Dėja, Pajūris vis dar galingas. Kazas šitą pasiima galimybę ištrinti Magilą. Felo atsikrato Spardos, bet Kagas tiesiai su Refragus ir Avapu. Lieka Kazas 1-3 Pajūrio komandos narius. Tai ką, bomba visiškai padropinta ant tą saito. Kazas turi kalašą. Turi galimybę ją išsaugoti, kalašą išsaugoti, bet visgi pasirinka rizikuoti ir bandyti pušyti iki CT, galbūt nepaplatint ką nors. Nu, dar kokias 20 sekundžių tikrai turi. Išgirsta Kagą artėjantį. Turi tiesiog porą sekundžių palaukti ir pasiemai. Mausas ir lieka 10 sekundžių. 5 sekundės likus paplantinti bombą. Kas įmanoma, tiesiog reikėtų gan greitai reaguoti. Dėja, Masas jau laukia pasiruošęs ir baigės ties to. Vienodai tai pergalė Pajūrio komandai. Ką, tęsime toliau. 18 raundas. Nu, ekonominė situacija Lais komandai vis dar ten palanki. Ir Magila pušina per antrį, ieško poros kilo ant Kazo. Felo gražiai sako su Refragu. Keturi prieš 4, minutė 20 sekundžių. 3 kalašai, Kagas vis dar su Avapu laikosi nuo poros raundų. Ok, Spardos trina Depends lauk. Jukanas lygina situaciją, trina lauk Nakie, nužudo gan švariai savo Galilu. Tuo tarpu Maus ir Spardos Kagas 3 prieš 3. 50 sekundžių, Lais komanda pušina iki A-saitą, bet Mausas pasiema antrą, pirmą, bet trečią neišeina. Felo ir Jukanas atkrenta su Turiano, užsibaigia ir spėja paplantinti bombą. Ir štai skaičiuojam 40 sekundžių. Ok, Spardos atkrentamos ant Turiano rankų. Galbūt 13-7 The Dream vis dar yra alive ir ne, Kagas tiesiai iš rampos parbėga. Santuriano atsikrato ir matysime 12-6. Aš nemalausiu čiate, galbūt 13-7 Dream vis dar galima, bet... Žinau ką, ne, visgi 13-7 tikrai įmanoma. Šiuo atveju bankė pakankamai pinigų pasimti full buy'ų Lais komandai. Pajūris, nu, panaši situacija. Tai ką, šokom pirmyn. 12-6. 6 raundų skirtumas. Depends jau pradeda tiesiog šokdamas tiesiai į midą. Kagas su Avapu. O, porą milimetrų į dešinę ir būtų tikrai iškiręs ką nors. Santuriano prieš Magilą. Spardaus. Iština Jukanas. Santuriano su Refragu ant Spardos. Kol kas 13-7 Dream is still alive. Nukie ant šorto. Turi galimybę pasimti Depends. Ir pasiemo, koks gražus šotas. 3 prieš 3 ir atrodo Pajūris nenori leisti Lais komandai dar vieną raundą.
Kragas mažina šansus Lais komandai. Nu ir ką, viskas, 13-6. Ok. Tuoj sekundėlę, atgal kamerą iki manęs. Tai ką, rytoj susirinksime 12 val. Pamatyti mūsų grand finalo šito Clever Sportus A lygos pirmojo sezono. LTU Wolves prieš Pajūrį. 12 val. Bus įdomu matyti, kaip gausis LTU Wolves atsilaikyti prieš Pajūrį po tokios stiprios dominacijos ant Lais komandos. Beje, rytojus finalistai ir laimėtojai keliaus į, man atrodo, Latvijoje esantį turnyrą Ghetto Games, kur kovos man atrodo, išgyventi iš 8 komandų. Bet kol kas tiek. Nu, gražus mečas ant Anubio, gražus mečas ant Miražo. Ką padarysi, darbas toks. Baigiame streamą čia ir sutiksime rytoj 12 val.